Sveiki visi, šiandien graži pavasario diena ir tuo besimėgaudamas nusprendžiau nupjauti veją. Su gera nuotaika išsitraukiu žoliapjovę ir bandau ją užvesti. O čia ir prasideda netikėtos naujienos. Ko pasakoje per 8 metus to neteko matyti. Su ta mintimi, kad dingo kibirkštis, dingo ir mano nuotaika. Viliuosi, kad tai tik benzino trūkumas. Užsipilam ir bandom vėl užvesti. Taip, manau, kad kalta pabėgusi kibirkštis. O gal kibirkštis čia ne prie ko? Dar keli traukimai. Šūdas šigaunas. Na dar šiek tiek. Vis dėlto reikia pažiūrėti, ką kibirkštis mums sako. Tuo tarpu, kol aš bandau užvesti, kaimynai jau nusipjovė pievutes, sėdi terasoje ir mėgaujasi gražiu šiltu vakaru. Nieko nebelaukęs, imsiuosi remonto darbų. Manau, kad kaltininkas bus karbiuratorius, tai bandau prie jo ir prisibrauti. Nusiimam oro filtrą ir pagalvoju, kad švirkšto pagalba paduosiu benziną tiesiai į karbiuratorių. Tokiu būdu išsiaiškinsiu, kas kaltininkas. Ir pasirodo, mes turim puikių naujienų. O problema ta, kad kuro mišinys nepatenka į cilindrą. Žiauriai nemėgstu ardymo darbų, pasimeta smulkios detalės. Darbų eiga tokia, kad nusiimam karbiuratorių, taip pat nusiimsim ir kuro baką ir pabandysim surasti problemą, kodėl karbiuratorius nepaduoda kuro į cilindrą. Štai taip, kad varščiukai nepabirtų po pievutę, viską pasiimam ir nusinešam į garažą, pasidedam ant stalo. Karbiuratorių atsijungiam nuo kuro bako talpos. Supilam benzino tvarkingai stiklainį. Pagalvoju, kad iš kuro bako taip pat reikia išpilti benziną. Ir pažiūrėkime, ką mes rasim karbiuratoriaus viduje. Pirmiausia, atsukim dangtelį. Čia porą varščiukų atsisukti. Ir išskirkim pusiau. Taip, benzino likutis. Nusivalom stalą. Išsiimam plūdį. Kas čia toks per daiktas, aš nežinau, bet atrodo labai gražiai ir tvarkingai. Sandarumas yra. O štai čia pasirodo irgi geros naujienos, ko gero radau ir kaltininkam. Vandens lašeliai, kurių, kaip suprantu, čia neturėtų ir būti. Patikrinau kitas karbiuratorių dalis, o ten pasirodo irgi yra vandens pėdsakų. Įsitikinimui dar patikrinu stiklainį, o čia tikrai nemažai yra vandens. Taigi, viską tvarkingai atidžiai išvalom, apžiūrim dar kartą dalis ir viską sudedam atgal. Plaučių pagalba patikrinam vožtuvo sandarumą. Užsukam karbiuratoriaus dangtelį. Vos nepamiršau, kuro baką taip pat praplauname ir viską nešam prisukti atgal prie variklių. Truputį nedidelis galvosūkis, kur kas buvo sujungta. Karbiuratorių statom į vietą. Tikriausiai nesuklysiu, bakas bus čia. Žarnutę prijungiam prie karbiuratoriaus. Gerai užfiksuojam, patikrinam. Pagalvojau, gal reikia praplauti ir filtrą. Kol žmona nemato, tyliai užsiverdam vandens, buitinės chemijos, užpilom ir keletą minučių palauksim. Ir susiradę belę kokio tepalo suvilgome lengvai filtro kempinėlę. Oro filtras atrodo kaip naujas ir atliks savo funkciją kaip priklauso. Likusias paskutinės dalis sudedam atgal į vietą, užsukam patikimai, užfiksuojam paskutinę detalę. Pop. Ir žinoma, nepamirštam įpilti naują švaraus kuro. Na ir pabandom. Op. Haha, kaip smagu. Varikliukas vėl puikiai veikia, o jums gražių ir saulėtų dienų.